tam, kad elektroninių laiškų pašto siuntimo būtų savininkams programa galėtų siųsti jiems sąskaitas, reikia pakeisti tam tikrus nustatymus jūsų Gmail paskyroje. Tai turime atverti mano Gmail paskyrą ir einame, atsidarome savo paskyros langą ir pasirenkame Security. Security pirmiausiai how to sign into Google. Turi būti nustatytas two-step verification, kad gauti programos tam tikrą slaptažodį, būtent programai. Tai nustatome two-step verification ir next einame, gauname kodą į telefoną, čia pirmas žingsnis, suvedame jį, įsijungia, jau kai yra dviejų žingsnių patikrinimas, tada mes galime, atsiranda nustatymas suteikti specialų slaptažodį programai. Tai pradedam, pasirenkam other, įrašome send email, gali būti, ir generuojame slaptažodį. Sugeneruotą slaptažodį įsirašome kur nors, nusikopijuojame ir įsirašome į tam tikrą vietą mums ir darome done. Tada yra šitas sugeneruotas slaptažodis tinkamas programai ir vietoje prisijungimo prie elektroninio pašto slaptažodžio programoje mes naudosime būtent slaptažodį skirtą specialiai programai. Tai kai atsivers langas laiškų siuntimui, mes galime įvesti tą slaptažodį ten arba įvesti į specialią Excel failiuką, kuris buvo parodytas ankstesniame vaizdo įraše. Tai tiek.